Na ką, sveiki, draugai, alternatyvas mėgėjai. Žodžiu, po kurio laiką senai jau dariau video, tai nutariau kažką papasakoti, kažką parodyti. Tai, žodžiu, situacija pas mane šiai dienai tokia. Pradžiai, norėčiau dabar paprašyti, kas neužsiprenumeravę mano kanalą, tai užsiprenumeruokit. Būsiu dideliai dėkingas ir, kaip sakant, ir padėkit like ar pakomentuokit ir visa kita. Gerai, tai dabar apsuksiu kamerą. Žodžiu, situacija tokia. Mano elektrinė viskas veikia kaip veikia. Jokių problemų didelių nebuvo. Buvo problemų, kuriuos aš vėliau biškį papasakosiu. Taip, dabar pasakosiu. Lauksim kamerą, o taip, kad matytos. Dabar noriu papasakoti, kiek pasigaminau elektras. Taip, pasigaminau elektras, čia yra pas mane, kas žino, kas stebi mano kanalą, čia yra du skaitliukai elektroniniai. Ką blogai matos. Čia vienam 4-8 tūkstančiai, beveik 5 tūkstančiai, kitam 13 tūkstančių su virš, ten yra jau kilovatvalandžių. Žodžiu, čia pirmas yra skaitliukas iš ESO, kiek paimta, šitas yra kiek inverteris pagamina. Ir čia dar vienas yra kito inverterio. Tai žodžiu, susumavus ir atėmus ESO gaunasi kažkas 10 500 kWh yra pagaminta mano, pasigaminta, gal taip vadinkim. Aišku, kaip ir minėjau, kas pridavinėja į tinklą, visada jie daugiau pagamina, nes jie non-stop atidavinėja. Čia šitaip nevyksta, čia vyksta taip, kad naudojam tiesiogiai arba kraunam akumuliatorius ir viskas. Tokia ta gamyba yra off-gridinė, nes, gali daug kas sakyti, ką nori. Čia nedaug liko laukti, galiu pasakyti, kaip ir anksčiau sakiau, ESO pridavimo greit nebeliks tokių pasaugojimų, pridavimas, aišku, bus, pasaugojimo tokio kaip ir nebeliks. Taip, kad čia akumuliatoriai, kaip ir sakiau, yra ateitis. Čia nori, nenori, gausit juos įsigyti. Kas nenori, tas nenori, aišku. Nes aš manau, kad ateityje ESO tiesiog supirkinės rinkos kainą ir čia yra legali, kaip čia pasakyti, valstybės afera. Aš nuo pat pradžių tą sakiau, bet daug kas netikėjo, juokės, bet, pamatysit, nedaug liko laukti. Gerai, bet šitam video ne apie tai noriu pasakoti. Tai va, pasigaminau, sakau, apie 10,5 tūkstančių. Laikotarpis gal 2 sezonai, gal šiaip yra pagaminta tikrai daugiau, ne 10,5, yra gal 12 tūkstančių pagaminta. Nes pradžioj va šitų skaitliukų ten kampe neturėjau, tai ir nebuvo kuom fiksuoti. Tiesiog nefiksuodavau, paskui tik sugalvojau, kad reikia fiksuoti. Tai manau, kad ten 12 tūkstančių drąsiai bus pagaminta mano paties. Pasigaminta. Taip, toliau čia turiu susirašęs, ką noriu papasakoti. Apie atsiperkamumą. Taip, atsiperkamumas, galim skaičiuoti taip. 12 tūkstančių kWh, dauginkime iš kiekvieno savo tarifo. Pas mane 22 ar 4, aš dabar net nepamenu, kai aš dabar tiek te moku už tą esu, tai sakykim taip, 2,5 gal 3 tūkstančiai kažkam bus jau, jeigu pagal tokį kilovatvalandžių kiekį. Tai reiškia, man tie akumuliatoriai jau atsipirkė, inverteriai atsipirkė, dar liko, kad atsipirktų saulės moduliai ir laidai, dar va tie mažiukai inverteriukai, kontrolieriukai. Aš manau, kad dar kokie 2 metai, jeigu šitaip, ir mano sistema bus atsipirkus tikrai. Ir čia kažkas sako, kad neapsimoka, tai tegu taip sako toliau. Žodžiu taip, apie sistemos atsiperkamumą papasakojau. Dabar kiek turėjau aš gedimų. Čia galiu biškį gal parodyti, ką gamina, kad būtų įdomiau. 2 kW, labai blogai matosi. Lemputę biškį perstatysim kitaip. Čia 2 kW, čia sustoja. 600 W, to sustoja, nes jau praktiškai pakrauta viskas. Apie gedimus, taip, toliau pasakoju. Gedimą turėjau nesenai, kažkas greičiausiai buvo, ar tai BMS-as, ar tai automačiukas šitas buvo sudurniavęs. Senasis yra čia, su testeriu patikrinau,
viskas praeina, bet kažkodėl dar reikėtų gal įstrižai patikrinti. Aš galvoju, nes kažkas buvo, nepaleisdavo akumuliatorių. Užtrumpindavo kažkas ar kažką ir automačiuką šmakt lauk išjungdavo. Man taip atsitiko po paskutinio kartą, kai buvo viršita namuose galia. Ten buvo, nes pas manęs būna, jeigu žmona virš 5 kW pajungia šitas 125 amperų automatas, išjungėjas automatinis, jis sureaguoja ir išjungia lauk iš karto, apsaugą suveikia. Tas yra labai gerai. Jis pas mane yra suveikęs kokį 30 kartų mažiausiai yra žmona viršijus. Dėl to, kad yra šitie atskirai, būtų jie paraleliai sujungti 2 į 1, būtų 10 kW, tai būtų liuksiškai, bet kadangi taip yra, yra kaip yra. Mes jau susitaikėm, žinom, kaip čia ta sistema mums naudotis, bet būna per 2 metus, sakau, kokį 30 kartų yra tikrai išmetęsis man viršijus galią. Bet kai aš sakau, geriau išmetę automatą, negu kad viršijus galią sudeginti inverterį. Mano tokia nuomonė. Čia galite komentaruose parašyti, padiskutuoti tą temą. Tai va, manau, arba automačiukas buvo sugedęs, arba kažkas nepatiko BMS-ui ir jis tiesiog atjungė, nes BMS toks darbas ir yra, apsauga. Nežinau kas, didesni gedimai, kas dar buvę pas mane per tą laikotarpį, tai šį čia buvau sudeginęs automatuką nuo saulės modulių, bet sudeginau, žinau dėl ko, nes ant 48 voltų sistemas aš nepažiūrėjau, ten biški didesnį voltažą galima jungti. Tai dabar buvo pas manęs ten iki 70 voltų kažkas, žodžiu, ten šitą galima ant 8, aš dabar nenoriu pameluoti, liktis apie 100 su trupučiu galima voltų ten pajungti. Tai pradėjo man truputį kais laidai, nes dėl mažo voltažo, kadangi mažas voltažas automatiškai amperažas didėja, pradeda šilti laidai ir greičiausiai dėl to gal kontaktas truputį blogesnis buvo ir supleškina tiesiog automatuką. Pakeičiau naują ir problemas baigėsi. Dar iš gedimų kas buvo, kaip ir sakiau, va šitas automatas per 2 metus man čia sudegė vieną kartą. Kaip sudegė, nežinau, jis tiesiog metė lauk man. Inverteriai abudu didieji be jokių problemų, visiškai. Čia buvau netgi atidaręs kažkada dulkės pasižiūrėti, prasivalyti, dulkių kaip ir galvojau, kad ten bus labai daug, net nustebinau, dulkių nėra, beveik, nesakau, kad nėra. Akumuliatoriai, viskas kaip ir liuks, jokių bėdų nėra, kaip pradžioje atidavinėdavo tiek, taip ir dabar atidavinėja. Nežinau, šitie akumuliatoriai, aš manau, kokie nenoriu pameluoti, bet greičiausiai kokius 3000 tikrai kWh yra atidavę šitie akumuliatoriai, gal ir daugiau, gal ir 4, nes saulės kada nebėra, vis tiek vakare naudojamas iš tų akumuliatorių būna. Tai gal kokius 3-4 tūkstančius tikrai yra iš tų akumuliatorių pasimta. Toliau ką noriu papasakoti, gedimus papasakau. Dar vienas niuansas. Čia daugam reikėtų tai padaryti, ką aš dabar pasakysiu. Žodžiu, aš kadangi BMS žiūrėjau, nutariau praeiti visus kontaktus, visus automačiukų, visus akumuliatorių, šitos kontaktus, kur yra ant šinų pas mane sujungta. Šitus visus kontaktus. Pas mane ant šinų viskas yra sujungta. Tai pasitikrinkit kontaktus, nes po kurio laiko, žinokit, tie kontaktai atsileid. Ir gali dėl to ir BMS gali kvailiuoti, aš galvoju, kažkas gali dėl kontakto atsileidimą gali pradėti ir kaisti galai, jeigu pas jumis laidai, gali laidai kaisti, pas mane šinos. Siūlau visiems prasitikrinti visus kontaktus, netgi pačiuose inverteriuose, kur pajungta, atsidarykit, nepatingėkit, nes nuo šilumos vaikšto ir žodžiu atsileidinėja varžtai, galiu iškart pasakyti, pasitikrinkit, nepatingėkit. Tai va, šiandien kaip ir jau papasakojau turbūt ir taip nemažai. Ir čia dar kas nežino, pas mane ventiliatorius yra, čia davikliukas stovi mažas, jisai reaguoja, nustatai prie kiek nori įsijungia, prie kiek nori išsijungia ir viršuje yra ištraukimo ventiliatorius, čia voratinklių net pilna ir jisai tiesiog įsijungia, kada jam reikia, nes patalpa pas mane tokia nedidelė, gal
ką žinau, kiek čia, kvadratas, 1,5 kvadrato daugiausiai. Ir šičia aš uždarau duris naktį, kai einu miegoti, nes man miegamasis netoli. Ir čia biškai temperatūra pakyla čiučiu didesnė ir yra priverstinis ištraukimas, ventiliatorius padaryta per palėpę ten ir iškeliauja į lauką. Tai tiek tam kartui, kaip sakant, ką norėjau truputį padaryti jau video, papasakot ir sakau, nepamirškit palaikinti, jeigu kas netingi, tai aišku. Ir užsiprenumeruokit kanalą, dėkui užsiprenumeravusiems, stebintiems mane. Ir dabar jau kaip ir ateina ruduo jau ant nosies, tai generatorius, vėl buvau padėjęs į šoną per darbus, neturėjau kada. Tai dabar jau generatorių jau judinsiu vėjo ir kaip sakant, tęsim toliau tą biudžetinį vėjo generatorių, kurie yra pas mane ten YouTube'ai. Pasižiūrėkit, pasiieškokit, tikrai rasti. Esu užsakęs jau ir magnetus iš Kinijos, iš AliExpreso, tai pažiūrėsim, kas ten gaunasi su tais magnetais. Žinau, kad jie niekam vykia, bet čia biudžetinis variantas ir pažiūrėsim, ką galima išspausti iš biudžetinio varianto. Ir čia va turiu vėjo kontrolerį iš Ukrainos parsiųstą. Šitas yra vienas geresnių, bet čia bus tolimesniuose video. O tai ką, kaip sakant, atsisveikinu su visais, iki sekančių video. Iki. Gamyba dar geresnė. Iš 6 kW 4 kW. Jau nukrito poreikis. Tai buvo daugiau, yra apie 8 jau gamina. Gražiai šiandien saulės kaip ir nėra tokia ryški, bet gamyba tai velniška. Čia šiandien iš 2,4 kW buvo 2 kW mačiau. Čia iš 6 mačiau 4 su trupučiu. Čia 2 su trupučiu mačiau. Čia jau kyl. Kažką žmona įjungia, reiškia. Dabar skalbės ten, džiovyklė, dar kažkas ten įjungta. Taip, pažiūrim, kokia čia mūsų apkrova. Ką mes čia naudojam? Va namuose beveik 4 kW naudojas. O čia kas? Žiūrim. Čia nieko daug nesinaudoja. Nieko, čia šitas tik inverteris, tik savo poreikiams, ką naudoja viskas. Jo, fainiai, šiandien susitvarkiau vėl. Viską. 2 kW. Keturi kW, 6 kW. Apie 8 kW dabar gamint pas mane. Liuks, džiugu.